Tai kai, sakykime, pasitraukia toks svarbus lyderis, žaidėjas, tai atsiranda tokia kaip dvigubas gali būti scenarius, dvigubas toks psichologinis efektas. Vienas dalykas, kad gali ir turi atsirasti lyderis, kuris perimtų, pakeistų tą, kad kitas momentas, kad žaidėjai gali sustiprinti savo motivaciją, kad mes vienas už visus, visi už vieną ir kad tie kiti turi galimybę įrodyti savo reikalingumą komandai, naudą šaliais ir galim, kadangi Lietuvoje ypač svarbus ir tas užnugaris visada yra stipri varomoji jėga. Tas būtų neigiamas scenarius, jeigu atsirastų vakuumas toj žaidėjo. Tai galim sakyti, to vakuumo tai nėra. Tas lyderiai iš žaidėjo pozicijos yra. Dar lyderiavimo mums reikia ir užbaigiant sėkmingai atakas, tai čia svarbiausios rolės turbūt tektų ne tik Valančiūnui, bet ir reikėtų tokių energetinių naujų pajėgų, tai būtent Sedekerskio, Sirvydžio, kurie ir būtų tie bokštai, kurie padėtų užbaigti sėkmingai lemiamas atakas. Kita vertus, labai svarbu, kad veteranai, Sedekerskis, Valančiūnas palaikytų jaunimą jų tuose sprendimuose, nekritikuotų, nebaustų už klaidas. Kol kas tas yra, nes iš Valančiūno pasisakymų girdim, kad jeigu kas nors nepasiseka, tai galima kaltinti tik nebent orą. Tai galima sakyti, kad tas nors ir sunkiai labai svarbu tas momentas persigrupavimo vis tik jau įvyko rungtynėse su Švedija ir galima tikėtis, kad padėtis šiuo metu yra stabilizavosi, kontroliuojama ir galima tikėtis rezultato. Aišku, jeigu kalbant apie atkrintamąsias rungtynės, tai jos yra ne kas kita kaip egzaminas. Ir čia ne tik techninių tų gebėjimų, taktinių, žaidybinių, bet ir psichologinių gebėjimų, psichologinių įgūdžių egzaminas. Ir tas egzaminas čia kuo jis ypatingas, tai kad jis gali būti tarpinis, o gali būti ir galutinis. Tai kaip sakoma, kodėl jisai čia tampa tuo egzaminu šitos atkrintamosios rungtynės, todėl kad čia labai išauga spaudimas psichologinis, kadangi čia klaidos ta kaina išauga gal dvigubai, toliau lyderio žingsnio, atsakingumo ar veiksmo svarba išauga dvigubai, nes netinkamas žingsnis, netinkamas judesys lyderio gali kainuoti rezultatą. Taip pat reikia paminėti, kad čia svarbu motyvacija, tas nusiteikimas, kad istorija mūsų dar nesibaigs. Čia reikia ateiti su tuo nusiteikimu. Iš tikrųjų, nusiteikimas tai ne vien tas komandos stabilumas, čia dar papildomas faktorius. Ir ką galima pasakyti, kad Lietuvos krepšinio komanda jau taip tradiciškai garsėja kaip viena iš stipriausiai nusiteikiančių komandų atkrintamosioms rungtynėms. Jie geba tą padaryti, vertinant visus tuos susitikimus, kaip latviai kovoja ir kaip įveikia kokius jie varžovus, tai reikia pasakyti, kad Latvijos rinktinė šiuo metu yra pagavusi bangą, kad jeigu mūsų komanda yra tokia gal stabili,
konservatyvi, besilaikanti plano, nuosekli. Tai Latvijos komanda yra novatoriška ir pasižyminti tokiu snaiperišku įkvėpimu, sakyčiau. Ir būtent jeigu jų tiems snaiperiams, visiems Porzingiams, Bertaniams, Šmitui ir kitiems seksis, tai ką galima pasakyti, kad ta komanda gali ir uždūsinti lietuvių rinktinę. Bet, kaip sakoma, čia vis tiek yra dar daug kitų parametrų ir kaip čia viskas susiklostys yra neaišku. Todėl, kad o kas žino, o gal jau per ilgą tą laikotarpį gali latvių rankelė irgi sudrebėti, tiesiog jie irgi gali išvargti, irgi žmonės. Ir galbūt tada, o jie yra tokie, kad jeigu jiems nepasiseka ir nepagauna tos snaiperio bangos, tai jų tas emocinis pastovumas nėra stiprus.